Sveiki visi, su jumis sveikinuosi, aš Raudonasis Lapinas ir šiandien jums papasakosiu, kas yra simuliacijos atstumas. Tai toks labai įdomus Minecraft'o nustatymas, kurį jums aprodysiu ir papasakosiu, ką jis daro. Nu, prieš pradedant pamoką būtinai paprašysiu tavęs paspausti mygtuką patinka ir prenumeruoti Red Fox Cloud kanalą, jei ši pamoka tau patiks. Tad nieko nelaukiam ir keliaujam mokytis, keliaujam. Gerai, tai simuliacijos atstumo nustatymą mes randam prie nustatymų, tuomet keliaujam į video nustatymus ir, kaip matot, yra simuliacijos atstumas. Čia pas mane yra šiek tiek kiti nustatymai, nes šiuo metu naudoju Optifine'ą, kad jums tiesiog parodyti ir aprodyti viską, geriau ir jūs, kad matytumėt viską geriau, nes labai viskas čia priklauso nuo atstumo. Tai turbūt geriausiai simuliacijos atstumą galima apibūdinti pasitelkiant vandens kibirą. Tai natūraliai, jeigu aš panaudoju vandens kibirą, sakykime, kur nors aukštai, vanduo gražiai nubėga ir turėtų nubėgti iki pat apačios. Tai, kaip matot, taip ir yra, vanduo bėga iki pačios apačios. Tai dabar galime nuimti tą vandenį. Ir netrukus tuoj aš uždėsiu dar kartą tą vandenį ir jūs pamatysite, kaip viskas skiriasi. Iš tikro galim pabandyti net dabar. Tik tai dabar uždėjus vandenį aš greitai bėgu. Ir kažkur jau tokiam atstume. Vis dar ne, žiūrėkit. Bam. Kodėl tas vanduo nebebėga? Juk pirmai tai jis nusileido pilnai ant žemės. Tai viskas ir priklauso būtent nuo štai šito nustatymo. Tai šitas nustatymas iš esmės reguliuoja, Minecraft'o pasaulio gyvenimą. Kur teka vanduo, lava, tada kur, sakykim, kaimeliuose ar auga, ar nustoja augti įvairūs grūdai ir daržovės. Ir, žodžiu, kur ten, tarkim, atsiranda arba dingsta įvairios būtybės. Tai, kaip matot, vanduo nebėga, bet jeigu aš papuolu į tą blokų atstumą, bam, vanduo vėl pradeda gražiai bėgti. Aš netgi galiu pažaisti. Turbūt jau nebespėjau, bet pažiūrim, vėl grįžtam atgal. Kaip matot, dar buvau suspėjęs, vanduo vėl pabėgo. Tai, aš dabar esu tam tikram atstume, per kurį į įvairias pusės, sakykim, vyksta kažkoks tai Minecraft'o gyvenimas. Tai jeigu šitas nustatymas pas jūs yra, tarkim, padarytas 5, gyvenimas, sakykim, Minecraft'o, taip dabar įvardinsiu, vyksta kažkur tarp 24 ir 44 blokų. Tai tarp 24 ir 44 blokų gali atsirasti įvairios būtybės. Tuomet, netikėtai gali dingti tarp 32-44 blokų ir, jeigu mes esam toliau negu 44 blokai su būtent tokiu nustatymu, tai automatiškai visi gyvūnai dingsta tiesiog. Kitaip tariant, Minecraft'o terminais despaminam. Jeigu šitas nustatymas yra aukštesnis, tai kaip matot, net iki 32 čiunkų, tai visas šitas atstumas gali kažkur tais, laviruoti tarp 24 ir net 128 blokų. Kiek tiksliai blokų aš pasakyti negaliu, to nežino iš tikro niekas, tai daugmaž yra skaičiuojama tais vadinamais pasaulio gabalais, čunkai. Tai, kad dar jums duoti vieną kokį pavyzdį, tai aš pabūsiu šiokiu tokiu ūkininku. Manau, bus čia toks nedidelis mano darželis, tai greitais pasodinam. Ir jeigu aš panaudosiu tokią labai slaptą komandą ir padarysim, tarkim, tik rate ir kokie 3000. Tai šitie visi mano, grūdai turėtų, kaip matot, jau auga. Ir štai jau turim netgi ir pirmus užaugusius mano grūdus. Žodžiu, dabar tas augimas vyksta labai greitai. Tai jeigu aš viską dabar tiesiog išgadinsiu ir sudėsiu viską per naujo. Bam. Taip, bam. Gerai, pasodinam, jau dar sodinu, jau pradeda augti. Ir dabar irgi lygiai taip pat nutolsiu. Galim stebėti, kaip viskas. Bam, matot, dingsta mobai po truputį.
na, tos vadinamos būtybės. Aš jau čia Minecraft'o terminais kalbu, nekreipkite dėmesio. Tai vat, tai reiškia, kad ir ten mūsų esantis augalai, jie taip pat nebeaugs. Bet jeigu aš priartėsiu, kaip manote, ten ką tik buvo zombis, bet jis dingo. Nu ir aš dabar priartėjau. Ir va, kaip matot, vėl pradeda augti. Vėl aš atsitraukiu. Ir viskas, va, kaip matot, nei kiek niekas neišdyksta, augimas visiškai neveikia. Tačiau turbūt ir patys suprantat ir nekartą galbūt esat ir patyrę, kad, na, serveris turi savo nustatymus ir vien tik pareguliuoti kažką tais tenais savo kompiuteryje neužtenka, kai žaidžiam su draugais, žinoma. Tai, kaip matot, aš jau esu Red Fox Cloud valdymo pulte savo paslaugoje ir skiltyje nustatymai. Ir čia tarp nustatymų taip pat turi slėptis štai Simulation Distance. Tai dažniausiai jis būna padarytas ant 10. Tai jeigu yra noras didesnis, kad, na, tas Minecraft'o gyvenimas vyktų gerokai didesniu jūsų atstumu, tai jį taip pat galite pasididinti, jeigu neklystu, iki 32. Na, bet čia kiekvieno reikalas, kiekvieno pasirinkimas, nes, na, jeigu tas didelis bus labai, sakykime, skaičius, tai automatiškai apkrauna ir serverį, tad reikia pasirūpinti serverio resursais. Na, o jeigu jis bus ypatingai labai mažas, tai didelis šansas, kad, na, jūsų sukurtos automatinės fermos, jums tik tais kur nors išėjus toliau nuo jūsų namų, tai pavadinkim, tiesiog nebeveiks. Tai naudokit šitą nustatymą atsakingai, atsižvelkit į tai, kokį serverį turit ir, na, ko jūs norit iš savo žaidimo. Na, tai tikiuosi, kad dabar jau viskas aišku ir suprantate, kaip veikia simulacijos atstumas ir kaip jo naudotis. Na, o jei šitą pamoką patiko, būtinai paspauskite mygtuką patinka, prenumeruokite Red Fox Cloud kanalą. Jeigu mane žiūrite kur nors kitur, būtinai paspauskite širdelę ir pasiekite Red Fox Cloud. Na, su jumis buvo aš, Šarūnas Lapinas, ir sakau jums iki kitų pamokų ir kitų susitikimų. Ate!